Kviečiu tave, mieloji, šiandien į meditaciją, kuri vadinsis Aš išlieku moteriška moteris net tada, kai gyvenimo iššūkiai ir situacijos mane išbando, mano vidinę tiesą, kad aš turiu peršokti į agresiją, į kovą, į vyrišką aktyvę energiją. Ir iš tikrųjų tos situacijos greičiausiai mums tik rodo, kad gali būti, jog aš einu netinkamu keliu. Tai šiandien šią meditaciją paskirkime savo, nesvarbu, kad ir kokia audra skalauja šiuo metu mano gyvenimą, aš sugebu būti tos jūros arba to vandenyno perlu. Pats didžiausias grožis ir ta šviesa, tas brangakmenis vandenyno, kuris yra manyje. Aš gebu būti moterimi. Kviečiu tave užsimerkti ir čia ir dabar šioje akimirkoje, niekur neskubėdama, grąžink savo dėmesio koncentraciją į save. Tiek, kiek tau gaunasi, taip kaip tau išeina. Ir sukoncentravusi savo dėmesį, pabandyk įsivaizduoti, kaip savo kvėpavimo pagalba tu kaupi energiją savyje. Reiškia, su įkvėpimu tu įsivaizduoji, kaip energija kyla per visą tavo kūną, nuo pat pėdų, per kojas, per pilvą, per krūtinę, per stuburą, kaklą, galvą ir užsilaiko viršugalvyje, tavo galvos viršugalvio centre. Tarsi taškas, kuriame tu sugebi sukaupti energiją. Ir pamėginkim kartu su kvėpavimu, įkvėpsi pro nosį ir įkvėpdama mintise įsivaizduok, kaip tavo energija kaupiama ir pereina per visą tavo kūną. Pradėk įkvėpimu dabar. Ir įsivaizduok, kaip įkvėpdama energija keliauja nuo pėdų per kojas, per tavo stuburą, pilvą, krūtinę, tavo pečius ir kaklą, per tavo galvą ir užlaikiusi kvėpavimą, pasistenk įsivaizduoti ir sukoncentruoti energijos kiekį savo galvos viršuje. Ir iškvėpk per burną, atpalaiduodama viską. Ir energiją, ir savo kiekvieną kūno ląstelę. Ir dar kartelį. Įkvėpk pro nosį ir pamatyk, įsivaizduok, kaip energija kyla per pėdas, kojas, tavo stuburą, pilvą, krūtinę, kyla energija per kaklą, galvą. Ir tu ją sulaikiusi kvėpavimą savo viršugalvio centrinėje dalyje. Viršuje galvos sulaikai tą energiją. Ir iškvėpdama pro burną viską atpalaiduoji. Paleidi ir jauti ramybę, atsipalaidavimą. Ir dar kartelį. Įkvėpdama pro nosį, pamatyk, įsivaizduok, kaip energija kyla per tavo kūną, nuo pėdų, per kojas, per tavo sėdmenis, tavo stuburą, pilvą, krūtinę, kaklą, galvą ir tu sulaikai kvėpavimą. Viršutinėje savo galvos dalyje centre, viršugalvio centre. Ir iškvėpdama pro burną visiškai viską atpalaiduoji. Viską paleidi. Šioje akimirkoje čia ir dabar vis giliau susijungi su savimi. Ir dar kartelį. Įkvėpk pro nosį ir matyk, kaip energija kyla nuo pėdų per kojas, per tavo klubus, per tavo stuburą, pilvą, krūtinę, kaklą, veidą, galvą ir sulaikai kvėpavimą ir energiją.
sukoncentruoji visą energiją savo virš galvos. Ir neskubėdama giliai iškvepi pro burną ir viską atpalaiduoji. Viskas atsipalaiduoja tavo kūne, esi čia ir dabar, puikiai jį jauti. Žinai, kad esi saugi, viduje jauti vis didesnę ramybę. Ir paskutinį kartą su įkvėpimu pro nosį matai ir įsivaizduoji tiek, kiek tau gaunasi energija nuo pėdų per kojas, per tavo klubus, stuburą, pilvą, krūtinę, kaklą, pečius, galvą, veidą. Visa energija susikoncentruoja tavo viršugalvio centre. Užlaikai savo kvėpavimą. Ir atsipalaiduoji iškvėpdama pro burną. Jau dabar ši akimirka yra tobula. Ir jau šioje akimirkoje nukreipusi žvilgsnį į save jauti, kad visiškai nesvarbu, kuri situacija ateina į tavo gyvenimą, tu turi savyje centrą, šviesą ir savo vidinę energiją, kuri padeda naviguoti net tamsiausioje audroje. Ir dabar niekur neskubėdama, kvėpuodama tau patogiu ritmu, pamatyk ir įsivaizduok, kaip ta pati energija nuo pėdų palengva kyla per tavo blauzdas, kelienus, šlaunis, tavo sėdmenis ir klubus, per tavo apatinę dalį, moteriškuosius organus, moteriškumo centrą, kuris yra tavo apatinėje pilvo dalyje. Viskas aktyvuojasi, o tavo dėmesys ir energija kyla į viršų per kūną, iki liemens, per stuburą, iki krūtinės. Krūtinėje viskas aktyvuojasi per atsipalaidavimą, lengvumą, nes tu pasirenki aktyvuoti savyje tikrąją tiesą, tikrąjį aiškumą, kad kiekvienas tavo gyvenimo sprendimas būtų harmoningas pagal moters energiją, pagal gamtos dėsnius, kurie nulemia tavo sėkmę, laimę, džiaugsmą, vidinę ramybę. Ir minčių pagalba tu jauti, kaip išsiplečia krūtinėje atsipalaidavimas ir meilė, o energija keliauja nuo pečių iki alkūnių ir nuo alkūnių iki plaštakų. Rankos atsipalaiduoja ir tu jauti savyje dar gilesnę ramybę, žinojimą ir tikėjimą, pasitikėjimą savimi ir savo moterišku matymu, moteriška intuicija, kuri netgi kartais atrodo labai nelogiška. Tavo energija plečiasi ir keliauja per kaklą į galvą, per veidą, į kiekvieną galvos ir veido ląstelę, audinį, kraujagyslę. Viskas atsipalaiduoja ir tas atsipalaidavimas nuvilnyja nuo pat plaukų šaknų iki pat plaukų galiukų. Ir šioje akimirkoje tu puikiai supranti, ką reiškia būti savyje ir būti ištikimai pačiai savo. Šioje akimirkoje pamatyk ir įsivaizduok, kad tavo dėmesys nukeliauja į širdies centrą ir tenai tu atrandi savo vidinį perlą. Ir šis perlas gali būti įvairiausių spalvų, jis gali būti baltas, rožinis, jis gali būti melsvas arba žalsvas. Tai yra tavo vidinė juvelyrika.
Tai yra tavo vidinis moteriškas grožis. Ir šioje akimirkoje, matydama savo kriauklę, jos spindėjimą ir savo vidinę energiją, kuri atitinka perlą, šią akimirką perlą. Tu jauti, kaip šis perlas tarsi tau perduoda išmintį. Išmintį, žinojimą, tikėjimą, aiškią tiesą. Ir būdama visiškai savyje, leisk savo mintise pamatyti vaizdą, kad tu esi tas perlas. Ir aplink tave yra vandenynas. Ir tai yra gyvenimo vandenynas, gyvenimo situacijos, žmonės, poelgiai, mintis, veiksmai, žodžiai. Ir tu esi vandenyne, nuostabaus grožio perlas kriauklėje. Ir šis vandenynas kupinas visko, kas gyva. Ir tu matai, kaip galbūt prieš tave susiformuoja situacija, kuri vis tavęs nepaleidžia. Tai gali būti situacija darbe, situacija šeimoje. Tai gali būti vidinė situacija, tai gali būti kažkokia baimė, įtampa. Ir tu matai, kad šiame vandenyne ši situacija prie tavęs priplaukia ir įgauna kažkokį pavidalą. Tačiau ji negali tavęs paliesti, nes tu savo ramybėje leidi tai situacijai tiesiog praplaukti pro tave. Ir galbūt ta situacija sukuria bangavimą didesnį, tačiau tu išbūni savo ramybėje, savo moteriškoje ašyje, jausdama kristalizavimą savyje, nes tau nebereikia nieko bijoti, nuo nieko bėgti. Būdama savyje, tu gali priimti ir praleisti. Ir viskas lengvai praplaukia pro tave, su mažiausia įtaka tau. Ir ta situacija, kuri galbūt plauko aplink tave, kuri kuria sūkurį, nepatogumą, leisk savo ir paklausk savęs. Tos išmintingos energijos, kuri yra perlo pavidalo. Kas yra svarbiausia šioje situacijoje? Ką aš turiu suprasti ir žinoti šioje situacijoje, kad ši situacija tiesiog lengvai praplauktų ir visiškai manęs nebeliestų. Ir tu gali būti gausi žodį, frazę, jausmą. Tavyje vidinė energija su tavimi kalba ir leisk savo ją išgirsti. Tai gali būti paprastas žodis. Atrodo labai paprasta mintis. Nebandyk jos vertinti, leisk savo tik ją priimti ir joje išbūti. Ir matydama šią situaciją aplink save, kažkur prieš save, pakartok tai, ką tau pasakė vidinė perlo energija. Pakartok tą frazę, tą mintį. Ir matyk, kaip ta situacija tiesiog palengva sklaidosi. Įplaukia sava linkme ir ji tavęs nebeliečia. O tu išlieki savo ramybėje, savo grožyje, savo atsipalaidavime. Neskubėdama įkvėp ir neskubėdama giliai su atodūsiu iškvėp.
Čia ir dabar pamatyk ir įsivaizduok, kaip ši kriauklė ir visas tas tavo perlas yra tavo širdyje. Ir tiesiog siunčia tau kiekvieną akimirką išmintį, siunčia kryptį, siunčia jausmą ir žodžius, jog tu esi tobula moteris. Ir kiekviena vandenyno situacija yra tik tais tam, kad prisimintum savo spindesį ir prisimintum, kas iš tikrųjų tu esi. Ir grįždama į save, sudėk rankas tarsi maldai arba kairėje pusėje ant krūtinės ir padėkok savo už šią akimirką, kokybišką, nuoširdžią, atvirą prieš save ir dėl savęs. Dėkoju savo, kad esu, kad augu, mokausi, kad kiekvienoje situacijoje bandau pamatyti savo grožį, bandau išvelgti ir išgirsti savo tiesą. Aš dėkoju savo, kad einu po mažą žingsnelį, tačiau renkuosi eiti prabangiai, jausdama save, pasitikėdama savimi ir atsisakydama visko, kas man nebereikalinga, kas yra sena, kas yra skurdas, kas yra skausmas, abejonės ir tamsa. Aš priimu savo šviesą, aš priimu savo grožį ir renkuosi gyventi, kurdama nuostabiausias patirtis kaip moteris. Nusišypsok savo ir pasauliui ir palengva grįžk besišypsodama į šią akimirką tiesiog atsimerkdama.